Šie metai kvies jūs gyventi jautriau, bet kartu ir sąmoningiau. Svarbiausia tema taps vidinė pusiausvyra, gebėjimas jausti, bet neperimti visko ant savęs. Metai skatins labiau pasitikėti savo patirtimi, o ne vien emocijomis. Sausis. Metų pradžioje verta ypatingą dėmesį skirti savo fiziniai ir emociniai būsenai. Per didelis jautrumas ar kitų žmonių problemų perėjimas gali greitai išsekinti ir sumažinti darbingumą. Leiskite savo pailsėti ir saugoti savo energiją. Vasaris. Finansiniai ir darbo klausimai pareikalaus daugiau aiškumo. Naudinga atidžiai tikrinti susitarimus, vengti neapibrėžtų pažadų ir atsargiai vertinti naujus pasiūlymus. Kovas. Tai palankus metas asmeniniams sprendimams ir krypties keitimui. Vis dėlto svarbu remtis realiomis galimybėmis, o ne vien nuojauta ar stipriomis emocijomis. Balandis. Finansai ir savivertė taps pagrindinė tema. Verta planuoti biudžetą, vengti impulsyvių pirkinių ir stiprinti vidinį stabilumą bei pasitikėjimą savimi. Gegužė. Bendravimas, mokymai ir trumpos kelionės gali būti naudingos, jei neperkrausite savęs informaciją. Nepamirškite palikti laiko poilsį ir tylai. Birželis. Namų, šeimos ar gyvenamosios vietos klausimai pareikalaus daugiau dėmesio. Tai tinkamas metas kurti aplinką, kurioje jaučiatės saugūs ir ramūs. Liepa. Kūryba ir saviraiška gali suteikti daug džiaugsmo. Vis dėlto verta vengti pernelyg didelių finansinių ar emocinių rizikų. Rugpjūtis. Darbas ir sveikata taps prioritetu. Naudinga susidėlioti aiškų režimą ir neignoruoti kūno siunčiamų signalų. Rugsėjis. Santykiai ir partnerystės skatins ieškoti balanso tarp atsidavimo kitiems ir savų ribų, ypač sprendžiant bendrus reikalus. Spalis. Finansiniai sprendimai ir bendri įsipareigojimai prašys atsargumo. Verta vengti skolų ar rizikingų investicijų. Lapkritis. Vidiniai procesai ir emocinė sveikata taps ypač svarbus. Naudinga skirti laiko poilsiui, savistabai ar gilesniam vidiniam darbui. Gruodis. Metų pabaiga palanki ramiam apibendrinimui. Lėtos kelionės, tylūs momentai ir pasiruošimas naujam etapui leis metus užbaigti pasitikėdami savimi ir savo patirtimi. Tikiuosi, kad šis vaizdo įrašas suteikė jums naujų minčių ir padėjo geriau suprasti likimo ženklus. Jei jums patiko, prenumeruokite mūsų kanalą, kad nepraleistumėte būsimų vaizdo įrašų. Ir spustelkite mygtuką patinka, jei norite mus palaikyti. Iki pasimatymo.